Lietuvos verslo forumas – tai metinis susitikimas su senais draugais. Čia nėra tuščių vizitinių kortelių ar viskas puikiai, o yra tikri klausimai, gilūs pokalbiai ir žmonės, kuriems rūpi. Ir kaip kasmet, čia yra visą laiką galimybė. Vieną dieną metuose sustoti, pažiūrėti į save, pažiūrėti vienas į kitą ir kaip visada į tai, kur link eina. Man Lietuvos verslo forumas tai tarsi veidrodis, kuris nebijo parodyti visko. Ne tik to, ką nori matyti, bet ypač to, į ką kartais pamirštam pažvelgti. Veidrodis, kuriame atsispindi ne rožinė iliuzija, bet mūsų klausimai, mūsų rūpesčiai ir mūsų ambicijos. Ir šiemet tas veidrodis dar svarbesnis, nes pasaulis greitai keičiasi. Ekonomika kinta, kainos juda, vartotojų nuotaikos šokinėja, politika vis garsesnė, geopolitinės rizikos vis arčiau mūsų kiemo ir viso to fone reikia drąsos pažvelgti savo ir vienas kitam į akis. Todėl ir kalbėsim plačiai, bet giliai. Šiemet net 6 salės, kuriuose diskutuosime apie ekonomiką, kuri reikalauja išmintingų sprendimų, apie geopolitiką, kuri persipina su verslo kasdienybė, apie strategiją, kuri turi būti ne tik efektyvi, bet ir sąžininga, apie žmonės organizacijose, jų tylą, jų nuovargį, jų kūrybą, apie kultūrą, kuri gali išlaisvinti, bet ir išdeginti. Kaip visuomet diskusijos bus netikėtos, kartais provokuojančios, bet niekada paviršutiniškos. Nes čia susirenka tie, kurie nori kalbėtis ne dėl garso, bet dėl prasmės. Tad labai kviečiu susitikti Lietuvos verslo forume lapkričio 13 dieną Vilniuje. Grįžtam su klausimais, su idėjomis, su draugais ir žinoma vakarinių pokalbių prie taurės vyno ir geros muzikos ir ypatingų jausmų, kai žinai, kad čia susirinko žmonės, kuriems rūpi Lietuvos verslas. Šis forumas ne tik veidrodis, jis ir priminimas, kad ne viską turim žinoti, kartais užtenka būti kartu ir drąsiai galvoti sykiu. Iki pasimatymo, bičiuliai, lapkričio 13.